mes svečiuose pas gerbiamo mūsų tautai lakūno Dariaus, kurio gyvenimas tapo legenda, žmona Jaunutė Darienė. Gerbiama Jaunutė, papasakokite mums, mūsų tautai, Lietuvai, apie Darių, apie jo gyvenimą. Pradėkit pasakojimą, kaip jūs susipažinote su Dariumi. Ai, kaip susipažinau. Tai tik tai buvo sportas. Sportas. Ir sporte aš su juo susipažinau. Aš tuo laiku buvau moterų sporto mėgėjų rateliai sportininkė. Nu ir mes laikas nuo laiko suruošdavom rungtynės su LFLS komanda. Buvo tos rungtynės irgi, neatsimenu, kelintais metais, o teisėjavo tuomet Steponas Darius. Ir žinot, ką man iškvietė kokį šposą vieną sportininkį. Kuomet aš gavau kamuolį, bėgau jau įmes, man pakišo koją ir griuvau, įsitęsiau kaip reikia visoje aikštėje. Nu, atėjo draugės, pakėlė mane, Darius sušvelpė, dabar, sako, jau reikia mesti baudą. Atėjau prie baudos metimo linijos, atsistojau, paėmiau kamuolį ir kažkas, nežinau, kaip jisai sušvelpė, aš atsisukau, jį pažiūrėjau. Žinot, kaip aš jį pažiūrėjau, tiek jis man patiko, tos mėlynos akys, kaip rugiagėlės gražios. Jis irgi mane pažiūrėjo. Nu, į ką jūs pagalvosit, nuo to laiko mes vienas kitą pamilom. Ir prasidėjo mudviejų draugystė. Dar ką nors iš jūsų draugystės, dar jam prieš išvykstat į Jungtinės Amerikos valstijas. Ką nors, papasakokit. Gerai, galiu prisiminti. Nu, tai buvo dar, kaip aš buvau panelė, jisai mane dar buvo nevedęs. Ir man pasakė, jau einam į Vytauto kalną. Einam, sakau. Nuėjom, o Vytauto kalnas labai gražus buvo. Medžių labai daug, laiptukai labai gražus buvo. Ir ten buvo visokių pramogų, kad galima buvo ir tenisą pažaisti. Aš tenisą irgi žaidžiau. Mėgau teniso sportą. Ir supoklės buvo. Nu, ir mes ateinam į tą Vytauto kalną. Aš sakau, oi, Steponai, žiūrėk, kokios supoklės. Sako, Jaunut, o gal tu nori pasisukt? Kur aš nenorėsiu? Noriu, sakau, Stepai, tikrai noriu. Nuėjom į tą laivelį, atsisėdau, o jis sako, ne, tu nesėdėk, tu atsistok. Aš atsistojau, įsitvėriau stipriai, žinot, rankenos geležinės tokios buvo. Įsitvėriau ir aš pradedu suptis ir jisai, o jau kad supa, kad aukštai. Jau, žinot, širdis numirė tiesiog iš baimės. Dievuliau, tu manau, kas surėksiu dabar. Bet gėda pasidarė, nu kaip aš rėksiu dabar, ką jis apie mane pagalvos. Tyliu, bet net pašauku, į batukai pašauka ir viršuje aš pati pašauku. Nu, manau, Dieve, kada jis jau mane baigsiu, jau medžiai viršūnės matosi, nerėkiu. Jaučiu, kad po biskį jau sustabdo, išlipom, jis man ranką ant peties. Nu, Malačius, Jaunutėlė, dabar tu gali būti mano tikra žmona. Vis tiek Darius išvyko į Ameriką, tai vis tiek buvo tarp jūsų ryšiai. Tai apie tai papasakot keletą žodžių. Nu, kai išvažiavo į Ameriką 1927 metais, gegužės 4 dieną. Atėjom išleisti jo, mano tėvelis buvo jų tarpe. Švogeris mano buvo ir gal kokie 40-50 žmonių, jo draugų vienu žodžiu. Išvažiavo, gavau laišką, po nekurio laiko parašė, kad jis labai gerai nuvažiavo, bet labai turi didelę idėją dar. Nu, manau, galvoju, kokią čia dabar jis idėją turi. Kitam laiške parašė, žinai, Jaunut, aš galvoju grįžti jau sparnuotas. Galvoju, nu kaip tai sparnuotas. O paprastai, sako, su lėktuvėliu grįšiu. Nu, maniau, kad tai ne tai šiaip, kad ką nors įsigalvoju jisai. Bet kaip žiūrau,
iš tikrųjų vėl kitas laiškas ir jau rašo, kad tikrai jis galvoja grįžti į Lietuvą. Ir ne vienas, o su draugu Stasiu Girėnu, su kuriuo susipažino, pasakė, kad jis labai geras lakūnas ir jam bus drąsiau ir geriau atskristi į Lietuvą. Nu, siūsdavo man ir pinigėlių, bet kaip sužinojau, kad jau jisai galvoja skristi į Lietuvą, o pinigų žinau, kad jau sunku labai jau ten uždirbti, tai aš jam parašiau, kad Steponėli, tu man pinigų nesiųsk, aš jau mokytojaunu ir išeitėt su savo dukrele pragyvensiu. Nu, siūsdavo jis man, jau tuomet rečiau, po 200 rublių atsiųsdavo, kad jau tau jau linksmesnės neva šventės būdavo. Atsiųsdavo ir siuntinėlį, dukrytei, jai suknelių, žaisliukų visokių. Tai būdavo man malonu, bet iš kitos pusės vėl galvoju, kad skriaudžiu aš jį. Ir vėl parašiau jam, Steponai, man daugiau pinigų nesiųs, aš apsieisiu be tavo. Tai va, tokie dalykai Amerikoje kai buvo. Nu, apie laukimą, Aleksotė. Nu ir tas visus regėtus ir patirtus dalykus. Nu Viską. ką, dievulė, aš galiu atsiminti labai. Žmonių buvo labai daug žmonių buvo. Ir tarp jų buvo Lorytė, Stepono sesutė, su savo vyru Nalsonu Jonu. Na, visi laukiam, kalbamės, bet laikas greitai bėga. Pamatė varną skrendančią žmonės. O, sako, gal jau Darius su Girėnu atskrenda, visokius šposų krėtė. Bet jau čia jau ne prieš šposų buvo. Kuo toli laikas ėjo, tuo liūdnin darėsi širdelė mano, ir Lorytės. Ir Nalsonas, žiūrau, kad jau taip susinervinę žiūri į mane, į Lorytę. Ir aš galvoju, nu kas čia bus, nejaugi neatskris. O prie mane dukrelė, Niolytė, mamytė, sako, nu kodėl taip ilgai jie neskrenda, Nu ką aš jai galėjau pasakyti, laukim, Niolytė, laukim, dar minutėlę, dar valandėlę ir jau jie tikrai atskris. Bet mintis buvo mūsų geros, bet vilties buvo labai mažai. Ko tolyn, to mums darėsi liūdnin ir matom, kad jau žmonės po trupučiuką pradėjo skirstytis. Aš, Lorytė, Niolytė, patys paskutinieji palikom aerodromą. Tiesiog ašaros akyse buvo, nežinau, širdis spaudė, nujautimas, toks nujautimas liūdnas buvo. Galvoju, nu nejaugi, kasgi galėjo nutikti, kasgi galėjo atsitikti. Ir atvažiavom į Panemunę. Ir kai kartu į Lorytė ir jos vyras. Ir čia jau vieni į kitus žiūrim ir galvojam, nu ar atskris. Nežinom, jokių naujienų. Tik staiga jau taip naktis praėjo labai nerami. Iš ryto ateina švogeris, atidaro duris. Aš matau, kad jis labai nusiminęs. Sakau, Vinculi, kasgi, kas atsitiko? Laikykis, jaunus, sako, laikykis. Nu, tiesiog negaliu pasakoti, širdis spaudžia. Sako, žuvo, nėra jau jų, matot. Tada prasidėjo mūsų kančios, ašaros. Tikrai, čia verkėt, kaip sakyt, Visa Lietuva. Visa Lietuva, ne jūs, kaip sakė, tik tai viena, bet čia verkė visa Lietuva, nes Darius ir Girėnas. Ir mane jaudina kiekvieną žinia, kiekvienas žodis apie jį pasakyti. Kaip Jurgėla knyga, kai varčiau įsireiškia, jis tėvynės meilė pavirto. Nu, va. Tėvynės meilė jie abu pavirto. Tai verkė visa Lietuva. Nu ir... Kaip širdis skaudėjo, jūs galite įsivaizduoti. Kaip širdį mums skaudėjo visiems. Pas mumi ašarų pakalnė buvo. Visi verkė balso. Taip, čia nebuvo, nėra palyginti tokių didžiųjų... Ir nuraminimų nebuvo. Nebuvo, kad galėtum nusiraminti žmogų. Galėtumėt dar keletą žodžių pasakyti, apie šias laidotuves. Tokios buvo, kad Lietuvoje tokių laidotuvių dar tikrai nebuvo.
Jau aš galvoju, jeigu prezidentas pasmirtų ir jo nebus, tai palaidoja, kaip palaidojo Dalijų Girėną. Visa Lietuva, jūs neturite supratimo, ant stogų, languose, visur minios buvo. Nu, mes ėjom paskui karstą, tai žinoma, daug ką aš matyti negalėjau, ir matau, kad visur minios, da pas mane buvo šitas ant veido užtrauktas, tamsus, buvo labai karšta diena. Labai karšta, kad nežinau, kad kulniukai lipo į asfaltą. Taip, kad labai sunku buvo. Nu, iš nuotraukų jūs galite pamatyti, kaip į kariuomenį buvo, o kunigų kiek ėjo, kiek dvasiškių, jau nesuskaityti negalėjai.